Tai dabar trumpai apie pačią programą ir jos instaliacijos eigą ir visą seką, kad būtų aišku jums, norėjau padaryti šitą įrašą, kad tiesiog visi viską suprastų. Tai ko iš jūsų reikės, kai mes pradėsim instaliuoti programą, tai reikės Windows kompiuterio, kuris palaiko operacinę sistemą Windows 10. Jeigu jūsų kompiuteris palaiko mažesnę Windows operacinę sistemą, tai tada būtinai reikės jums anketoje atžymėti, kad tai yra senesnė versija, nes pagal tai mes turime susiderinti, kokį instaliacinį paketą jums atsiųsti. Sekantis dalykas, jeigu jūs šiuo metu neturite kompiuterio, kuris palaiko Windows operacinę sistemą, tai labai paprašysime jūsų, kad juo pasirūpintumėte iki instaliacijos etapo. Jeigu jums kils kažkokių tai papildomų klausimų, todėl labai prašau kreiptis į Editą, jinai pabandys visus juos atsakyti arba bent jau surinkti, kad mes galėtume toliau judėti. Sekantis viskas judėsime taip, kad nuo pirmadienio Edita pradės jums visiems skambinti ir jūs registruoti į eilę, kadangi programa yra instaliacinė ir bijome visiems iš karto atiduoti nuorodą, kad tiesiog nebūtų skambučių pliūpsnio, kur mes negalėsime atsakyti, ar tiesiog gausis ar strigimas, ar kažkokie tai nesklandumai. Todėl labai prašysime jūsų išsirinkti jums patogų laiką, ar tai vakare, ar tai ryte jums patogu, ar tai per pietus. Edita tikrai jums pasiūlys laisvus laikus ir skambučio metu kalbėsite jūs su manimi, aš jums padėsiu instaliuoti programą į jūsų kompiuterį, tada seks visą informaciją, jūs aišku dar ir gausite ir laiške, bet noriu truputėlį dar prabėgti visus etapus. Ir sekantis dalykas, kad mes labai prašysime, kadangi tikrai programėlė tik startavo, tai paprašysime kelias 2 savaitės jūsų tėveliai pasiklausyti jums sudėliotą raminančią programą, kad tiesiog pasižiūrėti, kaip pati sistema veikia, ar kaip pas jūs girdisi per jūsų kolonėlės garsas, ir irgi gausite klausimynai, kurį labai prašysime atsakyti. Ir tada jau tik tai po jūsų atsakymų mes pajungsime vaiko programą, kai būsime tikrai įsitikinę ir gavę tikrai visus patvirtinimus, kad pas jūs programa veikia taisyklingai, kad jūs puikiai girdite garsą, kad programėlė nelūžinėja. Tai labai lauksime iš jūsų atgalinio ryšio. Taigi dar spalio mėnesis vaikai negalės klausytis, tiesiog apibendrinant pasakau, o mes testuosime tėveliai su jumis, kad tikrai programa jūsų vaikus tikrai pasiektų tinkama. Ir spalio 28 dieną mes planuojame įkelti jau jūsų vaikų programas. Dar bus keli video, kuriuose aš parodysiu visus nustatymus, kaip įsijungia programėlė. Jūs kiekvienas gausite savo prisijungimą su savo elektroniniu paštu ir su savo slaptažodžiu, su kuriais mes bendravome elektroniniai paštai, jie bus tie įkelti, juose bus įkeltos jūsų vaikų programos. Tai dar apie pačią programėlę ir kaip jinai veikia dar bus sekantis mano video.